Sveiki šį trečiadienio vakarą. Studijoje dirba Dzūkijos televizijos žinios. Dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Kraupi avarija Alytaus rajone kelyje Alytus-Daugai. Blogi kvapai varo į neviltį pirmojo Alytaus gyventojus. Nei viena ta institucija, nei į atliekų tvarkymo centro vadovui pasiklausti, kas vyksta ir panašiai, buvo kreiptasi pagalbos telefonu 112. Alytuje atidarytas Gelbėkit vaikus dienos centras. Paskubėkite pasinaudoti galimybę nemokamai gauti komposto. Alytaus Lykiškėlių pagrindinėje mokykloje pristatytas naujas sporto užsiėmimas. Šiandien popiet kelyje Alytus-Daugai susidūrus 3 Nissan markės automobiliams metalo laužų virtusiuose automobiliuose liko įkalinti žmonės. Deja, vienos įvykio dalyvės gyvybės išsaugoti nepavyko. Turbūt dažnas vairuotojas pasitaikius galimybei mėgsta šiek tiek daugiau paspausti akseleratoriaus pedalą, tačiau vairuotojai nepamirškite, jog viršindami greitį rizikuojate savo bei aplinkinių saugumo ir gyvybę. Rugsėjo 28 dieną 15:52 bendruoju pagalbos telefonu gautas pranešimas, jog kelio Alytus-Daugai 18 kilometre įvyko avarija. Pirminiais duomenimis prie Pocelonių kaimo susidūrus 3 Nissan markės automobiliams juose liko prispaustų žmonių. Į įvykio vietą buvo išsiųstos gausios gelbėtojų pajėgos. Įvykio metu žuvo daugybinius sužalojimus patyrusi 70-metė. Gelbėtojai ištraukė ją iš sumaitoto automobilio, dar bandė gaivinti, tačiau pastangos buvo bevaisės. Policijos pareigūnai tikslina eismo įvykio aplinkybės. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Pirmojo Alytaus gyventojai rašo raštus į įvairias institucijas ir prašo pagelbėti dėl sklindančio labai nemalonaus kvapo. Anot gyventojų problema tęsiasi lygiai metus, tačiau žmonės ir toliau kenčia dėl blogo kvapo, o jo priežastys vis neidentifikuojamos. Pirmajame Alytuje nuo praėjusių metų rugsėjo ypatingai naktimis ėmė sklisti itin nemalonūs kvapai. Žmonės kreipėsi į tarybos narius, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, bendrovę Dzūkijos vandenys, skambino tiesiogiai aukštas pareigas užimantiems pareigūnams, kad šie atvažiuotų netgi ir naktimis bei įsitikintų, kad situacija labai bloga. Tačiau praėjus ir metams ji išlieka tame pačiame probleminėme lygmenyje. Nėra kur paskambinti naktį, suprantate, nei viena ta institucija, nei į atliekų tvarkymo centro vadovui pasiklausti, kas vyksta ir panašiai, buvo kreiptasi pagalbos telefonu 112, iškviesti policijos pareigūnai, kurie iš tikrųjų užfiksavo labai aštrų, aitrų kvapą gyvenamosiose patalpose ir rekomendavo skubiai apleisti gyvenamąsias patalpas žmonėms. Taip, kad tai vienintelė vieša institucija, jos atstovai, kurie kaip liudininkai gali paliudinti, kad tas kvapas buvo tikrai labai aitrus. Žmonės kreipėsi į aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkę Gintarę Rimkutę Merčaitienę, o prieš savaitę ir į šio komiteto narį Jurgį Krasnicką. Pradėjus nagrinėti problemą paaiškėjo, kad ji neidentifikuojama ir dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro bei Dzūkijos vandenų konflikto. Dzūkijos vandenys tvirtina, kad į nuotekų tinklus iš sąvartyno patenka leistinas normas viršijančių cheminių elementų. Regiono atliekų tvarkymo centras nesutinka su tyrimų rezultatais. Negalima dusinti pirmo Alytaus gyventojų tom dujom, kurias dabar tenais, ką sako ir komiteto pirmininkė, mano visą laimę, gal aš gyvenu ant kalniuko ir uoslė prastesnė nelabai, gal ta prasme pas mane jaučiasi Pilienų 14, bet kitur, kiek pasišneki su žmonėm, tas kvapas, ypatingai jeigu ilgiau pabūna sausos dienos ir naktim, kaip išleidžia tą visą taršą, sakykime, iš atliekų tvarkymo, tai tikrai jisai jaučiasi, būna ir kambariuos, ir aš perskaičiau medžiagą ir sakykime, kaip tarybos narys buvau pasipiktinęs ir nuoširdžiai, jeigu net atvažiuoja, iškviečia, sakykime, policiją 112 ir paskui pasako, kad jūs gerbėmieji pavojinga namuose rinkitės daiktus ir pernakvokit čia naktį, yra užfiksuota, pernakvokit gal viešbutį, tai yra didelė problema, bet kažkodėl ta problema nesprendžiama. Tuos kvapus jaučiu ir aš, ir jaučia kiti gyventojai, skundų tikrai yra nemažai. Tai, kas mane džiugina, tai, kad Dzūkijos
vandenys patys susirado būtent mokslininkus, užsakė vertinimą ir šiandien dienai jau žinome tai, kad yra oficialūs dokumentai. Tačiau komitetas su tais dokumentais nebuvo supažindintas. Ir vėlgi mes vėl gavome gyventojos kreipimąsi raštišką ir šiandien dienai kalbam apie tai, kad reikėtų priimti sprendimus vienokius ar kitokius. Beje, žmonės erzinantys nemalonūs kvapai spėjama, gali kenkti ir sveikatai. Aš kai vaikų daktaras, tai mane jama, kadangi pasidomėjau šeimose, kur yra vaikų, tai juos paprasčiausia amoniaku dusina. Kita pusė galima turėti iš to ir naudos, aš manau. Juk tai yra amoniakas darosi iš amonijos salietros, kurie naudojama trąšai ir taip toliau. Tai jeigu būtų viskas įspręsta normaliai, būtų kaip ir, sakykime, gerbiamas Sigitas, kuris, aš manau, tuos dalykus išmano, kadangi iš to duona valgo, tai jeigu būtų normaliai viskas sutvarkyta, nebūtų patektų į bendrą kanalizaciją tas, kas negali patekti, tai akivaizdu ir nėra ko čia dviračio išradinėti ir turi imtis veiksmų. Plačiau šią temą gyventojai, politikai bei specialistai diskutuos iškart po žinių. Laidoje Pozicija. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytuje iškilmingai atidarytas Gelbėkit vaikus dienos centras. Renginio metu veiklos netrūko visiems susirinkusiems, o ypač smagiai laiką praleido mažiausiai. Šiandien vyko visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus vaikų dienos centro atidarymas Gali. Visų pirma, kasgi slepiasi už šio sutrumpinimo? Gali reikšmė yra galimybės auga laistomos idėjų. Viso renginio metu vaikams netrūko atrakcijų. Pasiskirstė į 2 grupelės tarpusiai varžėsi estafetėse, šokinėjo ant batuto. Vaikų dienos centro Gali atidarymas įvyko perkirpus raudoną juostelę. Vaikų dienos centro atidarymo metu pačios didžiausios sėkmės palinkėjo Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė bei įteikė simbolinę dovaną baltos rožės paveikslą. Ir iš tiesų nuo balandžio mėnesio tai, kas padaryta dabar, tai yra drąsiai padaryta, daug padaryta, veiklos vyksta ir vyks ir iš tiesų linkiu šitam centrui pačios nuoširdžiausios sėkmės visiems vaikams, tėvams, čia gyvenantiems aplinkui, žmonėms dirbantiems šiame centre. Tikrai jaustis kaip namuose, kad šio centro durys ir širdys būtų atviros visiems. Sėkmės jums, o čia įkurtuvių proga yra mūsų miesto simbolis baltoji rožė. Džiugesio neslėpė organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė. Paprastai džiaugiuosi ir iš tikrųjų aš buvau čia turbūt paskutinį kartą vasarį gal, kai dar nieko nebuvo ir tik dabar atvažiavau, tai man tai kaip diena ir naktis skiriasi ir negalėjau patikėti savo akim, kad taip gali būti gražu ir taip faina. Tai ačiū nepaprastai visiems ir už kantrybę ir pastangas ir už tą įdėtą triūsą ir darbą, kad pagaliau vienas kampas šitos gražios vietos jau gyvas. Pasak Vaikų dienos centro Gali projekto vadovės, idėją įgyvendinti nebuvo sunku, nes didelio dėmesio buvo sulaukta iš palaikančiųjų. Idėją įgyvendinti buvo tikrai nesunku, nes buvo daug labai didelio palaikymo iš šalies. Tiek iš valdžios, tiek iš mūsų struktūrinio padalinio, tiek iš Gelbėkit vaikus. Bet sudėtinga yra tada, kaip reikia suremontuoti patalpas. O tas mums buvo ta didžiausia problema, iš kur gauti pinigėlių. Tai va čia buvo ta didžiausia bėda, o vaikus surinkti labai yra lengva. Projekto veiklos yra įdomios tiek vaikams, tiek tėveliam. Pašnekovė papasakojo apie netolimos ateities planus, bei kokia veikla vaikai užsiima būdami Vaikų dienos centre Gali. Pas mus yra iš tikrųjų labai daug ir įvairių. Įgyvendinta netgi per dienos centrą, ne viskas yra įgyvendinta. Dar tos pačios tiek mokymai tiek tėvam, tiek vaikam. Yra dar tų veiklų, kurias galima koreguoti, taisyti, pramogos, ekskursijos, bet reikia visų rėmėjų. Tai mes dar tą tikime surasti. Bet jeigu ją ateitį žiūrint, mes labai norėtume pradėti dirbti su šeimom. Tai mums reikia vėlgi kabinetų, vėlgi reikia to pačio remonto, kad mes galėtume užsiimti tiek su šeimom, socialinės rizikos arba netgi paprastom, kur tėvam tikrai kartais reikia tiek pozityvios tėvystės ugdymo, tiek to pačio palaikymo, psichologo konsultacijos kažkokiais tai atvejais. Taip mes dabar to negalim suteikti, bet tikimės, kad bent jau kitais ar dar kitais metais mes tą padarysim ir gyvendinsim. Vaikai grįžta kaip iš mokyklos, jiems reikia poilsio. Tai būna toks kaip ir laisvalaikis, jie veikia, ką nori, kas žiūri televizorių, kas skaito knygutes, kas eina į lauką padūk, paskui pamokų ruoša. Nes kiekvienas vaikas tokiose šeimose, jeigu yra sunkesnėse tokiose šeimose, jis neturi laiko paruošti arba sąlygų namie paruošti pamokų. Tai mes paruošiam pamokos. Paskui jau pradedam gaminti maistą kažkokį, tai jie pavalgo.
Ir tada būna edukaciniai užsiėmimai, sakykime, lauke žaidimai, užsiėmimai, visokie grupiniai užsiėmimai, kur vaikai gali išsireikšti save ir parodyti, ką aš galiu, bent jau. O paskui tvarkymasis ir vaikučiai išeina namo čia. Į šį vaikų dienos centrą gali ateiti ir lankytis ne visi vaikai, visgi pirmenybė teikiama asocialių šeimų vaikams. O jeigu lieka atliekamų vietų, tai priimami ir pasiturinčiose šeimose gyvenantys vaikai. Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Rudenio darbus soduose bei daržuose dirbantis gyventojai turėtų suklusti. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras siūlo pasinaudoti nemokamą galimybę įsigyti komposto, kuris brandintas sąvartyne esančioje kompostavimo aikštelėje. Kompostas nemokamai duodamas atvežus nenaudojamas stambios, pilnos komplektacijos elektros ir elektrinės įrangos. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kviečia pasinaudoti paskutinę galimybę ir savo sodo bei daržo darbams gauti nemokamo komposto. Liko vos keletas dienų, tad gyventojai raginami nesnausti. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras vykdo dabar tokią akciją, kad Alytaus miesto ir rajono gyventojai gali įsigyti, o kaip manote, pagaminta yra pakankamai komposto ir įsigyti už buitinę techniką komposto. Tai yra už namų stambius apyvokos daiktus, kuriuos pristato pas mus į regioninį sąvartyną. Už 1 kilogramą buitinės technikos duodame 5 kilogramus komposto. Priimami visi stambūs namų apyvokos prietaisai, pasenusios viryklės, skalbimo mašinos, šaldytuvų, mikrobangų krosnelės, televizoriai, indaplovės, elektriniai radiatoriai, kompiuteriai ir kita technika. Gyventojai mums pristato ir taip tą buitinę techniką, bet kadangi ir pavasariais vyksta šita akcija, ir rudenį vykdome tokias akcijas, žmonėms tiesiog kompostas dalinamas dėl to, kad tiesiog galėtų pagerinti savo dirvožemį. Kompostas metus laiko brandintas vietoje esančiose kompostavimo aikštelės iš gyventojų ar įmonių surinktų žaliųjų atliekų. Kompostas yra gaminamas pas mus, jisai tiesiog gaminamas iš žaliųjų atliekų, yra tiesiog jisai brandinamas, vartomas, atliekamos tam tikros procedūros, kur pas mus atveža ir gyventojų, ir įmonės žaliasias atliekas, mes jas perdirbam ir iš tų žaliųjų atliekų štai pasigamina toks kompostas. Pasak Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyno eksploatavimo padalinio meistro Juozo Abramavičiaus, žmonės nori naudojasi suteikta tokia galimybė. Gyventojai važiuoja, bet skatinam ir dabar, kad vis dėlto darbymetis vyksta ir tokiu metu dar galėtų tikrai pasimti komposto ir už buitinę techniką, kuri jau nereikalinga, jinai tiesiog užima tam vietą namuose, pristatys mums, atsikratys buitinę techniką ir nenaudojama, o įsigys komposto. Kompostas dalyjamas Alytaus, Prienų, Lazdijų, Varėnos, Jiezno bei Birštono žalių atliekų kompostavimo aikštelėse ir Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelėje. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Kriminalinius įvykius apžvelgs mano kolega Edgaras Burneika. Rugsėjo 27 dieną 12 val. 30 min. Alytuje, Alytaus pataisos namuose į ilgalaikį pasimatymą pas nuteistąjį atvykusi moteris pripažino, kad kūno ertmėse turi draudžiamų daiktų ir pati pateikė paketėlį apvyniuotą juodos spalvos lipnia juosta, kuriame įtariama gali būti narkotinė ar psichotropinė medžiaga. Įtariamoji uždaryta į areštinę. Taip pat rugsėjo 27 dieną apie 20 val. Alytuje Gamyklos gatvėje pas vyrą kišenėje policijos pareigūnai rado maišelį su biria medžiaga, švirkštą su skaidraus skysčio likučiais, popierinį lankstinuką su biria medžiaga. Įtarima, kad narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Praėjusią parą užfiksuoti 43 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Daugiausiai iš jų 19 greičio viršimo pažeidimų, 4 neapdraustos transporto priemonės bei 2 naudojimas saugos diržų pažeidimai. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija.
Alytaus Lykiškėlių pagrindinėje mokykloje prie esamų popamokinių užsiėmimų sugalvota įkurti šaudymo iš lanko būrelį. Apie šį netradicinį užsiėmimą ir mokinių susidomėjimą šiuo sportu žiūrėkite kolegos Mariaus Šagunevičiaus parengtame reportaže. Alytaus Lykiškėlių pagrindinėje mokykloje nauja sporto šaka – šaudymas iš lanko. Šią olimpinę sporto šaką mokiniams pristatė Žaliojo lanko meistrai bei pats mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas. Mokykloje veikia šaudymo iš lanko būrelis, kuriam vadovauja kūno kultūros mokytojas metodininkas Rimas Berulis. Šiuo užsiėmimu gali užsiimti bet kuris mokinys, svarbiausia jis turėtų tam tik noro. Pakalbintas Alytaus Lykiškėlių pagrindinės mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas papasakojo, kaip kilo mintis į mokyklos būrelių sąrašą įtraukti ir šaudymą iš lanko. Šiaip mūsų mokykla yra atvira naujovėmis ir mes pasinaudojom puikia galimybę. Tai lankininkų klubas Žaliasis lankas kreipėsi į mokyklų bendruomenės, siūlydamas tokį įdomų projektą lankininkai mokyklose. Mūsų mokykla pareiškė norą ir labai džiugu, jog lankininkų klubas Žaliasis lankas įvertino mūsų susidomėjimą, apskritai mūsų atvirumą ir norą mokykloje vykdyti kiek įmanoma daugiau įdomių netradicinių užsiėmimų. Ir džiugu, kad štai mes pagaliau turime tą įrangą. Paklaustas direktorius apie mokinių susidomėjimą šiuo netradiciniu užsiėmimu, teigė, kad susidomėjimas yra išties didelis. Tikrai jaučiamas mokinių susidomėjimas, mokiniai domisi ne tik iš mūsų mokyklos, bet ir iš aplinkinių rajonų, iš aplinkinių kitų mokyklų. Mes planuojame, jog galimybę mokytis ir treniruotis šioje sporto šakoje turės mokiniai ne tik iš mūsų mokyklos, taip kad susidomėjimas tikrai yra didelis. Direktorius taip pat papasakojo, kas ves šaudymo iš lanko užsiėmimus ir ar šis sportas nėra pavojingas mokiniams. Šį būrelį ves mūsų kūno kultūros mokytojas metodininkas Rimas Berulis, jis žinomas Alytui kaip tikrai aktyvus sporto veikėjas. Rimas Berulis baigė apmokymus, kuris organizavo lankininkų klubas Žaliasis lankas, turi tam visus reikalingus sertifikatus ir leidimus. Ši sporto šaka tikrai nėra pavojinga, tai yra disciplinuota sporto šaka, reikia laikytis tam tikrų taisyklių, tam tikros disciplinos. Pas mus sąlygos turėti šią sporto šaką mokykloje yra tikrai labai geros ir aš įsitikinęs, jog tai nepavojinga, įdomi veikla. Prie besitreniruojančių mokinių savo taiklumą išmėgino ir pats mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šio trečiadienio žinių, netrukus orų prognozė, o iškart po jos matysite diskusijų laidą Pozicija. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sinoptikai žada, jog savaitei pusėjus daug kur nušniokš lietus. Paskutinėmis darbo dienomis vyraus šiltesnis oras, tačiau bus vėjuota. Danguje numatoma tikra sumaištis. Saulė keis debesys ir atvirkščiai, o protarpiais dar ir lietus pasipils. Štai ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną bus laipsnių kitų šilčiau. Daugelį rajonų vyraus permainingas debesuotumas, protarpiais lis. Pūs gūsingas vakarų pietvakarių krypties vėjas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 16, Klaipėdoje iki 17 laipsnių aukščiau nulio.